Nu ką, leidžiamės. Tuoj turėtume pasiekti žemę. Va toks oro uostas, leisimės tiesiai čia ant ledo. Dar ne. Opa! Yra. Cool. Oro uostas koks. Cool. Konteineriai. Bagažą ištraukia. Viskas nieko daugiau nereikia. Žmonės prisigalvoja visų nesąmonė. Nu kaip jaučiamės? Gerai? Keistai, norisi jau išlipti ant tos žemės. Gerai. Aš irgi laukiu. Nekantrauju to pirmo gurkšnio. I'll go ahead and wait for the rest of my guys. Yeah. Good. Great. Mes artėjam. Thank you very much. Bye. Thank you. Hi. Hi. Hello. Ooh, it's not so cold. Not so cold. Sakė, bus šalta, nudegimai, va, niekam čia nešalta, lietuviam nešalta. Ai. Kas čia, lietuviam šalta, nereikia nei tų pirštinių. Bet slidu. Atrodo kaip iš kito pasaulio viskas. Šakė. Nice. Awesome. This is ours. Okay. Kilo. Okay. So now we're going to where? Kylam. Įsėdom į kažkokį sniego mobilę, ne? Gerulis toksai. Kaip filmuose rodo, žinai. Atrodo viskas kaip iš filmų iš vis. Dabar lėkiam iki stovyklos. 20 minučių bus Unalmiesčio stovykla. Važiuojam laimingai išsišiepę. Bet viskas, spalvos, kaip matyta kažkada, tai toks, Kažkur matėm kažkokiam... Visur matyta, bet niekada nebūtų. Žurnalė iš ekspedicijų arba geografijos vadovėlėje, bet dabar patys čia, tai sunku suvokti, kažkaip dar smegenis nesusivokė. Žiauriai cool. Visi apakė, bet tokia net yra, kai kas ne pirmą kartą ir vis tiek apakė, išlipo ir nesupranta, kas vyksta. Gerai, kaip išsakė kažkada Benis čia prieš tai, kai buvom, tai kad toks vaizdas, kad visiškai kitoj planetai, nieko panašaus nesam matyti. Nežinau, cool, žiauriai reikėtų. We're in this nice safe environment where we just leave our belongings. Okay. I just don't want to get sucked up with this area. Anything outside the flag is not safe. You will see that we are preparing for an event called OCR, the Obstacle Course Race. So at the moment we've got some crazy obstacles being built, like this random stairs to them. Please don't go and touch them, don't go and play on them. It's an important event coming up in the next couple of days. We have lovely Rothmans Mountains just on this side. We have Elephant's Head. It's
towards this direction and the Drake Ice Pool well over there, just to give you a few pointers. But essentially we need to stay within the flagged route. You do not leave past these 3 buildings. So you do not go back out of the... Bet aišku, čia šitą bazę. Siuvykla, tvarkykla, jeigu kažkas sugeda, galim viskas tvarkyti. Užtrauktukas išyra, dar kažką pametė. Slydės, čia remontuoja jos visus. Viską tvarko. Viskas organizuota. Viskas atrodo labai fainai. Remonto dirbtuvės, žodžiu. busy runway and we're not going left of the flags. So there's no reason to come past this building, but again, nothing left of the flags. Good stuff with the high. Niekur neik. Matai vėliavą ir We'll bėgi have gal. a lot of late evening flights, which hopefully you're going to be on tonight. On the Darom biškį mažą briefingą tokį, parodo stovyklą mums. Antarktidos žvėris. Amos, vat pikšurų atsiprašau. Tikrai kitas pasaulis. Jo. Viskas, kiek Bet stovykla tai labai faina, yra chill zona, dirbtuvės, viskas ko reikia, dušas, aišku, toks minimalus tualetai, viskas labai tvarkinga, o Nimsas vaina. Šiaip, šalimais. Uiha. Ką tu? Ką vakare? Žodžiu, pasiėmėm dviratukus, važinėjom po stovyklą. Biškelį vėsoka, bet nieko. Tai turim tokius dviračius. Ir judam su dviračiais po stovyklą pasivažinėti ant Union Glacier, kol laukiam skrydžio į base campą. Varyk čia! Perduosim Tadui linkėjimus. Tadai, tau linkėjimai, žiūrėk, su kokiam transporto priemonėm judam. Žinau, kad tau dviračiai patinka. Liu. Na ką, apsidarykim po stovyklą. Važiuojam su dviračiais. O, čia mašina priekį. Biškelį pasivažinėti. Tai įdomu, kaip kas čia gavom lengvą instruktažą. Dabar apsidarysim, kol laukiam skrydžio. Iš tikrųjų viską turi šitoj stovykloj, tai tikrai labai cool. Ir biblioteka, ir sporto salė. Hello! Tai faina, daug liaudės prisirinkę. Visi dėliojas daiktus, ruošiasi ekspedicijom. Kažkas į South Pole atčiuožia su slydėm. Kažkas į Vinsoną. Kažkas maratoną bėgti. Žodžiu, spūdinga. Reikia batoną nepagauti su dviračiu bevažiuojant. Awesome. Cool. Žodžiu, stovykla nemaža. Žiūrėsim, kokia bus bazinė. Čia štai ir tualetai, dušai. How are you? Not too bad. Good. Nice camp, yeah? Trying to get all these things packed up. Tai, brangieji, pirmos emocijos iš Antarktidos. Emocijų daug. Sunku žodžiais apsakyti iš tikrųjų. Tai nusileidom ant ledynos su visų pirma Boeingu, kur atrodo protų nesuvokiama, kaip taip įmanoma per tokį ledą, atrodo, nu nežinau, padangos ten turėtų slyst, Bet paskui, kai pavažinėjom dviračiu, pasirodo įmanoma. Tada į tokį sniegmobilį iššokom, atvažiavom 20 minučių į Union Glacier bazinę stovyklą, jo, ir čia paprodėm viskas pakankamai
patogu, tolėtai, valgykla, net mini sporto salytė, bet aišku, mes ilgai čia neužsibūsim, paliksim tas, sakykime, patogumus. Dušai, Nu. biblioteka. Spėju, kad tikrai šita biblioteka yra piečiausia visam pasaulyje, nes nežinau, ar yra dar kur mes piečiau. Nu jo, tai žodžiu, paliksim neužilgo valandos, pusantros bent jau toks planas ir skrendam jau į bazinę stovyklą, kirnai prie kalno. Tai va, bet įspūdžiai, tai wow, atrodo, sunku žodžiais apsakyti, ne? Tiesiog nežinai, ką daryti, ar pirmą džiaugtis, ar bėgti, ar filmuoti, ar išprotėti, žinai. Tai wow, yra wow. Šiaip iš kito pasaulio, iš tikrųjų, iš principo, toks, netgi skrendant lėktuvu, atrodė, nesupranti, debesis ar sniegas ir kažkaip viskas visiškai kitaip. Kai jau atrodo, kad daug matėm, Jo. bet dar daugiau Mes nematėm. atrodo, dar daugiau nematėm, tai visiškai kita planeta, kaip ir buvo žadėta, tai žiūrim, kas toliau, ne? Laukiam, Laukiam, kylam. Oras, kaip jau sakot, liktais geras, beje, viršūniai buvo pastarosiam, labai geras. porą grupių jau užlipo ekspedicijų, tai matysim, kaip bus mum, bet manau, bus viskas gerai. Super. Turime tokią valgyklą. Mūsų stalas prestižiniai vietoje, pirmas. Šiukšlės, gėrimai. Vienas prestižinis valgytojas sėdi. Jo. Valgo viską kemša. Turim šokoladą. Riešutukų. Arbatyčių. Kavos, kurios aš negeriu, galėtų ir nebūti. O, užkandukų visokių, nu pasakas, rojus. Šokoladė. Čia ruošiau dabar pietus mums. Atrodo, awesome. Žiauriai gerai. O toks tentas. Visi sėdi čilina. Vakarienė ruošia, žiūrėk. Čia pietus ar vakarienė? Ai, tai nusišnekėjau, pamečiau laiko pojūtį praradau. Saulė šviečia kaip iš ryto. Jo, tai va, visi sėdi čilina, yra kas kraunasi telefonas, kas ką. Nes iš tikrųjų nusileidom, galvojom, kad bus tai baisiai šalta, bet iš principo tai... To aš nežiūriu, ką aš. Dabar prisirengiam, kaip išpratėjo, dabar sėdžiu su kelniam ir apačioj dar tas termorubėlis turiu prakaituoji, tai šakės, čia šiaip tai palapinė šildoma, gal sakyčiau. Šildomą, dar žmonių pilna, tai visi čia prigaruoja iš visų pusių, aš nerodžiu maistą gamina, tai iš maisto ir pasižiūrėk, čia kalnų saulė. Bet aš spėjau, čia tas ir variantas, kaip mums pasakoja, bus, kad viena, gali būti, atsivink, kaip tas Benis pasakoja, kad darė tą briefingą, kad sako, nebūtinai iš toj stovykloje, tai čia yra žemai, kai pradėsim kilti aukščiau, biškėlį šaltis bus kitaip, vėjas didesnis viską, bet iš principo sakė, kad jeigu saulė užkaitina, tu gali vaikščioti su termorubėliais, bet tik tai užeina saulė už kalno, sakykime, tai iš karto gali skirtumas būti plus 30 laipsnių, minus 30. Čia ypatinga vieta, nes čia tas oro uostas darytas, kad čia yra tokia kalnų aplinkui. Jo, apsaugota, net apie juotą. Jo, ir jisai čia nusileidžia ir mes čia tokie esam platumoj, kur tas vėjas iš tikrųjų netoks didelis, dar šiandien jau turbūt šiaip nėra. Taip. Tai dabar šita vieta tokia kaip rojus, čia nusileidai gali... Oazė dykumoje. Po košmaro iš viršaus. Beje, aš nežinau, ar čia mes kažkada diskutavom tą temą, man tai buvo asmeniškai tokia truputį kaip ir, ne naujiena, kaip ir žinojau, bet buvau tarsi padėjęs į smegenyse kitą lentyną tą informaciją, kad iš principo Antarktidoje niekada nebūna nakties. Nebūna. Prožektorius palikti ir taip įdomiai, taip sako, saulė sukasi virš tavęs ratu, tik tai būna truputėlį šalčiau, kai sukdamas ratu pasislėpia tai ir už kalną kažkur, sakykim. O šiaip iš principo visada šviesu ir sakė, palapinėje reikia uždėti tokių raiščius, kad galėtum užmygti. Aš sakau, tai kaip suprasti, kada naktis? Tai sako, mes maždaug pažiūrim pagal, tai saulė, kai sukas, kadangi ratu, tau virš galvos, tai pažiūrim maždaug čia kurioj pusėj, kurioj rato daly, kiek šito perimetrą apskrieja ir, tipo eina miegoti, žinai. Užsidedi raiščius ir lendi į palapinę ir dieną mėgti, aš nežinau, kaip tai seksis padaryti. Nežinau. Bet tas šiaip jetlagas nepraėjo. O čia dabar iš viso, aš nežinau, nusileidau, kiek čia dabar valandų yra? 7 yra, vakarienė vos. Ai, jo, tiksliai, pusės, bet 27. Ir visai galvoju, kad spėtume pavalgyti prieš išskridant. Tai Benis sakė, kad dabar šitas lėktuvas, kai nusileis, dar ne mūsų bus. Tai sekans. Tai aš susiuoju, kad valandos po 2 valandų, bet sakė iki 9, tipo, čia skrenda lėktuvai. Tai jeigu dabar yra 27, tai koks per valandą vienas, tai paskutinį lėktuvą gal dar spėtume išskristi. Tai būtų žiauriai gerai. Tada įsikurtume į stovyklą ir į palapinę sulystum, daiktus išpakuotam, tvarkytum ir tada štai rytoj tada iškart kilom į pirmą stovyklą nuo ryto. Tai taip kažkaip.
O ko čia laukti? Kad sakė, darys rest day. Ai, rytoj, ne, RSD, kaip ten biškai sakė, prisiminti kaip su įranga, kaip traukti iš ledo plyšės, skaičiau programų. Biškai aklimatizuoti gal kažkaip, nusipratau. Nu tai vat, bandysim taip kažkaip. O, kyla lėktuvėlis, tai su sekančiu mes. Kyla lėktuvėlis, bet be kareivėlio. Jo, sekančiu mes varysim. Tai čia tolėtai. Man tai labiausiai taip sudomino toks faktas, sako, va čia šita baltas tas, kaip čia pavadinti, bačka, konteineris. Aš galvoju, čia kažkas valymo kokie renginiai ar kažką, bet čia iš principo yra visas pilnas sysiaus. Va, iki čia yra sysiaus, neliesiu rankom, nes gal kas nors apipylė. Nes čia, kai naktį miegi palapinėse, žodžiu, vat kažkuriuose, ten miega stafas, o čia, sakykime, ekspedicijų dalyviai. Tai, kad neiti naktį, kai šalta būna, nes naktį pasislėpsta, saulė nepasislėpė, sakė, čia niekados, bet vis tiek kažkiek bus vėsiau naktį. Tai tokie kaip Nerijus prisisioja į butelį palapiniai. Tada ateini šitą ir tą butelę turinį piliečianai. Sisioja, kai būna šalta, tingi lįsti iš palapinės. Aš visada einu už palapinės. Visada sisioja tiesiai čia. O dabar eisiu į tą lietą. Ne, jeigu iš tikrųjų, tai prie tokios temperatūros, tai čia vienas malonumas naktį išlysti iš to palapinės, įkėpi gryną orą, taip biškis užšali. Iš žvaigždės? Jo, iš žvaigždės pasižiūri, pamedituoja, atsistojas, taip. Nu jo, čia žvaigždžių nebus, bet kitose kalnuose taip ir grįžti tada šiltą miegmaišį, susisuki ir iš tikrųjų visai pukšti išjungi, užmiegi. Bet kai būna -3, -40, nu tai tikrai nesinori lysti, nes per naktį, kai daug geri skysčių, kiek mes kartų per naktį, 6 kartus tikrai einama, ne? 6, jo. Jo, tai, Daug. tai daug kartų eini į tualetą ir tada gaunas labai mėgia naktis, tai tenka visgi tą pee bottle angliškai vadinasi, tą tokį pasiemi buteliuką su dideliu kaklu, kad būtų lengva ten viską atlikti ir darai, laikai pas save miegmaišį kažkur prie kojų, kad neužšaltų, nes jeigu padėsi prie palapinį kažkur priengi, tai šitą turėsi ledą. Tai va, einam. Tai žodžiu, mūsų skrydis, kylam. Nu ką, skrendam į bazinį. From the sun, like now, till absolutely because snowing. And then avalanche risk. And you just going good weather, bad weather. Kilsim dabar nuo ledino su dar mažesniu lėktuvėliu. Ir skrendam kažkokiam 5 minutės iki base campo. Ten jau bus gerokai šalčiau, tikriausiai nebebus plikų rankų. Tada statomės palapinės, kur miegosim, kuičiamės, įsirengiam, snaudžiam, rytoj nuo ryto nauja diena. Stovyklai dar porą palapinių reiks pastatyti, ruošiam roges, maistą, viską pakuojamės, poryt kylam į bazinę stovyklą, ne į bazinę, o į pirmą jau po to, jeigu viskas aišku okei. Dabar kol kas reikia sėkmingai nuskristi ir nusileisti. Kaip jaučiamės, Nerijau? Labiausiai jaudinantis momentas. Jo. Tikiuosi, kad tavęs nepaims. O, draugas. Aš tam per sunkus. Jo. Ir šiaip gali būti, kad aš tokia palapinė vieną galėsiu miegoti. Ką, tuoj kilsim? Į paskutinę statelę. Paskutinis skrydis, aš nebesuskaičiuoju, kiek jau buvo. Dabar su šito lėktuvėliu suslydėmis kylam į bazinę stovyklą jau. Awesome. So that's why when I'm like, I haven't been here so Yeah. Cool. Kaip įmanoma arčiau prie... Žodžiu, dabar su mažu lėktuvėliu. Antrą kartą kylam, dar vienas lėktuvas. Nu dabar jau viskas bus, jeigu sėkmingai nusileisim, bus stotelė bazinė stovykla. Okay? No way.
Okay. Chef first. Woo. How you doing? Good to see you. Hi. Good to see you again. Hi, welcome. Good to see you. Hi. Nice weather. Good. That's the top. Where, which one? This one? No, in the middle above the ice fall. Ah, this one. Yep. Okay. Ten viršūnė kažkur. Čia netoli, to eisim nueisim. Ai, easy. Padaryk dabar nuotrauką su mano telefonu. Ne. Palauk, suspėsi. Stok iš tos pusės, nėra žmonių. Nu ką, pakenkia į rogės. Čia ateina tas. Ką, eik greičiau. Žodžiu, varom į savo domą. To this red one, Madison. Nerijau, sakė man bėlis čia. Ne, manęs nereikia klausyti. Šakės kosmosas. Nimsa komanda. Šveicarai. Tempiam rogutės, kraunam daiktus iš lėktuvo, statysim palapinės, reikia įsikurti stovyklą. Viena valgymo palapinė pastatyta, bet turėsim savo pasistatyti, viską susikrauti, susikuis šiandien. Čia mūsų valgymo palapinė. O ten kalnas, į kurį kopsim. Čia yra mūsų Vinsono masyvas. Ten kažkur žiobiški viršūnė, nelabai matas. Tas viską išvertė žioplys. Ant posūkio neišėmė, girdi? Matai, nėra su taip kaip tu dvi. O, te pradeda tik tai. Ką, stato palapinės. Neris va jau pasistatė. Statysim dviesę, nes reikia laikyti vienam, kad vėjas nenupūstų. Aš dabar nevėjuota, bet vis tiek negalim paleisti jau. Nerijus baigta. Biški prasikasiau tokią duobę, kad biški būtų kietesnis pagrindas, nes ateik purus sniegas, kad nebus kaip poliukus sukalti. Tai čia statysiu savo palapinę, čia bazinį stovyklą vienas stovės. Bazinį stovyklą turėsim kiekvienas po savo nuosavą palapinę, vėliau palapinėse miegosim dviese aukštesnėse stovyklose. Tai kol kas tiek, tuo pradėsiu statyti. Dėlis vagia sniegą iš manęs. Visada koks nahalas. Tu nematyk. Mažai sniegą nepasidalinsim. Žodžiu, pastačiau palapinę, pastatėm draugiškai prie Nerijus, prie to mano. Daug penkis. Gerai, pavarėm. Opa. Hebrytė dar tik tai surinkinėja, tai mes ryškiai greičiau tą darom. Nes pasirodo mūsų vyrukas vienas iš komandos atrodo labai stipriai, bet palapinę stato pirmą kartą. Nors ir yra kareivis, kariuomenį tarnauja. Čia penas pamąstymą. Dabar užkasinėsim šitas vietas, nes koliukai tokie mažučiai, kad realiai sniegas bandėm nusikasti žemiau, kad sniegas būtų kietas, bet kiek kasti, tiek lenda. Čia gali, nežinau, tunelį iškasti vėl nežinau kiek. Tai dabar biškai užkasinėsim, tempinėsim šniūrus ir įsikūrinėsim toliau. Nu ką, palapinė pastatyta, trūksta koliukų, trūksta tempėjai čia prieki visokių, bet ką turim, ko turim, tą ir darom. Kas yra, kas duota iš to ir gimdom, biškai apkasiu sniegu, kad nenuvirstų, nes temp neišeina sniegas purus. Dabar statysim pagrindinę palapinę, kurioje valgysim tikriausiai, kažkas tokia. Tai jo, daugiau. Dabar pas mus yra pusę 12 nakties.
maždaug. Ir va taip atrodo mūsų stovyklavietė. Tai čia, žodžiu, niekados nesutemsta. Ir panašu, kad naktį va taip ir bus. Baltosios naktys. Žiauriai faina. Tublikas atrodo va ten kažkur. Pažiūrėsiu. Įstaiga, kurioje teks biškėlį kartais lankytis. Primenu, kad dabar yra 11:30 nakties kažkur. Mūsų laiko, aišku. Lietuvoje tai kitas laikas. Čia mažą reikalą darom, kur geltona vėliavytė. Žiūrėsim, ar nieko nėra, netyčia, nefilmuojam. Jo, o čia yra didelis reikalas. Čia bazės stovyklai. Puodas. Parašyta, kad nesisioti čia. Tik tai didelė reikala. Kol pasaka. Sėdi va taip. Vėjukas užstoja užpakalį ir darai ką reikia. Osom. Nuskriaustas nufilmuosim, kad ir tu tipo dirbi, Nerijau. Iš tikrųjų tik vaidina, kad dirba. Prieš kamerą atsiklaupiau. Taip, taip. Parodyti, kad irgi galiu. Statėm šitą kupolą. Susinešėm į daiktus. Stalus pasistatėm, kėdės. Čia yra mūsų šaldytuvas. Čia laikom bulvės, visokias viską. Iškasta duobė. Tai eisim dabar savo palapinėse, įsirengsim. Prisipūsim kilimėlius, susitvarkysim, apsikuisim, eisim tirpinti vandens, darytis valgyti, reikia pavakarieniauti, nes pas mus dabar yra 23:11. Tai pavalgysim, tikriausiai aptarsim rydienos planus ir tikriausiai bandysim miegoti, šiandien tiek, ir taip ilga diena atskridom iš Punta Arenas. Nusileidom ant Union Glacier'o, ant ledyno, su Boeingu 757, kas neįtikėtina yra, man tai buvo wow, kosmosas. Tada po poros 3 valandų pakilom dar mažesnių lėktuvėlių, atskridom į bazinę stovyklą, 2 km 300 metrų aukščio, bent jau taip Garminas rodo, ir įsirengėm palapinės, apžiūrėjom, kur tualetai. Pasistatėm domą, tą vadinamą, tą kupolą, kuriame valgysim, mūsų bus toks pasisėdėjimo vieta, pokalbių. Tai va dabar einam pūsimės, kaip minėjau, kilimėlius ir tiek. Tai tokia dienos pabaiga. Nu va, poilgi dienėlė tokia buvo. Tai pagaliau gulamės miegoti. Ryte, žodžiu, anksti atsikėlėm. Susidėjom, pabaigėm sudėti daiktus, papusryčiavom, išskridom, vežimus į oro uostą. Tai vėl tą patį, kuriame daug kartų lankėmės dėl lagaminų. Tai žodžiu, pasičekinom, palaukėm, įlipom į lėktuvą, pasaka, žodžiu, netikėtinai atrodė, kai tiesiog matėm, kad baigės Pietų Amerikos žemynas ir prasidėjo debesis, o kai pamatėm Antarktidą, iš tikrųjų, kai pamatėm, net nesupratau, kada pamačiau, pro langą žiūrėjau, sako, nusileisim už 40 minučių, kapitonas pranešė. Ir žiūriu, kad, galvoju, kada tie debesis čia pasibaigs, o čia iš tikrųjų ne debesis, o tai baltai sniegas apačioje, ledas visiškas, ir visur nėra nei medžių, nieko absoliučiai, ir atrodo kaip debesų tokie pukai, nors iš tikrųjų ten yra jau baltas sniegas. Na, kai pradėjome matyti kalnų viršūnės, tai tada supratau, kad mes jau žemynį dalį Antarktidos. Tai nusileidom į Union Glacier, aišku, tas Boeingas įspūdingai atrodė. Kai leidos ant ledyno, atrodo proto nesuvokiama, kaip galima ant ledo tokio leistis ir taip sustabdyti. Nežinau, kokios ant padangos turėtų būti, pas mus Lietuvoje sugeba Vilnius oro uoste nuslysti. Ant paprasto kelio, čia ant gryno plyklė, grinai ant ledyno leidžiasi toks Boeingas, kažkaip atrodė proto nesuvokiama. Šiaip ta Union Glacier stovykla labai gerai įrengta. Ta stovykla visi renkasi visi žmonės, tie, kurie čia maratonus bėga Antarktidą, ir tyrinėtojai, ir mokslininkai, ir kurie, sakykime, kaip mes į kalną lipa, ir visi tiesiog nusileidžia pradžiui čia, po to jau kažkur išskirsta, kažkas suslydėmis į pietų polius, čiuožia, kažkas
kaip mes skrenda į kalną, kažkas dar kažką daro, tai sakiau, tu čia žmonių skrydo su mumis, bet iš principo labai, sakau, paliko didelį įspūdį, kai nusileidom to šalto pirmą oro gūžnis tokio sauso. Taip suspaudė plaučius, tai iš tikrųjų, wow, nesunku apsakyti, dabar toks truputėlį dar ir apšalęs jaučiuosi, ir pavažinėjom su dviračiais aplink stovyklą, tikrai aprodė viskas labai super ir žodžiu, sulaukėm žinios, kad šiandien tą pačią dieną skrendam su mažesniu lėktuvėliu į bazinę stovyklą, į kurį įsikūrus dabar, kas čia rodo. Mano laikrodis rodo 2 kilometrai, trupučiu 2 kilometrai, gal 3 ar 400. O aukštie, čia irgi nusileidom, tai visiškai ta planeta, nebe taip jau daug tų žmonių kaip ant ledyno. Skrydom apie 40 minučių, tai žodžiu, viską kaip ir minėjom daromės patys. Pasistatėm palapinės, apsikasėm sniegų, išsikasėm duobes palapinėm, kad truputėlį žemiau būtų, nes ant viršaus toks purus sniegas, kad negali net koliukų sukalti, jie tiesiog ištrunka. Visi draugiškai pastatėm ir valgymo palapinę, tokį didelį kupolą. Įsikuitėm daiktų krūva, miegmaišės, visą kitą. Ir dabar pas mus yra beveik 2 nakties. Yra palapinėje tokia šviesa, tai iš principo prisikasėm rogę sniego, išsitirpdėm vandens po kelis butelis gertuvės, o visas termosas arbatytėsi, viskas susikišau į miegmaišį čia. Žodžiu, viskas yra, kad jeigu ne, tai naktį sušals, tai viską turi prie savęs laikyti, nes naktį dabar yra naktis iš principo, bet šala stipriai, taip, nes vis tiek tas saulė sukasi taip virš mūsų aplink visada, niekados nenusileidžia, bet vis tiek kažkokią kalną pasislėpia, tai tada labai staigiai šalta pasidaro, gali staigiai nukris per 10-20 laipsnių temperatūra. Tai ką iš lėktuvo, kur aš pasiėmiau tokius akinius tos, kur užsidėti ant akių, tai bandysiu užsidėti ir vaidinsiu, kad naktis, bandysiu miegoti, kažkaip tikiuosi pavyks, aš truputėlį jaučiuosi pavargę ir pusę dienos neturėjom labai skysčių ką gerti, to sniego pristirpdėm, dabar prigėriau. Tai bandysim snausti, rytoj nauja diena. Planas rytoj kuisti stovyklą, susidėlioti, žiūrėti orus, kada lipam į viršutinę stovyklą, biškelį su daiktais dar pasidėlioti ir panašiai. Tai tam kartėje labanaktis.